Aš turbūt dar baisiai užkimęs. Kad tik atsikėlėm, čia kaip ir lengva šalnelė buvo, bet važieriukas garuoja dabar. Ai, ir kalnai ten matas, šiek sniegas. Sniegas, naktį buvo šalta. Ne baisiai šalta, sako, vėsiau. Jeigu įprastai, būtų vėsiausia naktis, bet turim savo palapinę prisiderinusią prie akmenukų. Ir va taip pat ežeriukas saulytę tą šildą mumis. Kelsimės, įdėsim. Vau, kokie vaizdai. Nebegaruoja ežeras. Elniai matosi priekį labai toli. Pas mums tokie rytai. Matai, jau apsirengęs, pasiruošęs eit. Nori palapinę pakuoti, viską. Pusę valandos trypčioje laukia, viskas iškraustyta, nes mums pirmiausia reikia sudėti palapinę čiužinius miegmaišius, ant dugno, po to viską užkraunam. Taip šiek toks nepatogumas, bet kitaip nėra kaip judėti. Ir ką ir trypčia, matosi čia su vaizdais, viskas užžiūri. Vėl saulytė išlenda, buvo už debesiuko pasislėp. Ir sako, Monika, judėk, šalta, Jėzus Marija, kiek čia galima kojom drebėti visam, ir vis tiek nesikelia. Taip, gražu norėti. Labas rytas. Labas rytas, sakau jums. Tau odas skamba. Man odas skamba. Nu, atsikėlėm. Jau galima eiti? Jau truputį šalta. Truputį šalta, atsikėlėm, supakam, saulytė pasislėpė. Mūsų ežeriukas šičia. A kodėl tu vėl ne kadre? Turi su manim judėti, tai sukamės. Tai mūsų ežeriukas, čia miegojimas, prašau. Saulytę dar priekį turim, bet nuo mūsų bėga, atlenka debesiukai. Atrodo, kad mūsų aukšti, tai užtat jau turim šaltą. Bet lietaus nebus. Bus šilta, kaip išsimiegojam, kaip gyvenimas. Taip. Ar tikrai? Taip. Taip, ką sapnavom? Ai, kažkokias nesąmonės. Ką pušiam valgyksim? Nežinau. Viskas šiaušim? Taip. Atsargiai sakau. O, čia prisemta biški. Nu ką, einam ir mes išsibandyt. Tiltelį, paskendusį tiltelį. Čia į šaltą vandeniuką įkritus būtų vėsoka. Štai gal valgo? Ką jis ten tiek burbuliuoja? Su manim tai iš vis nesišneka. Nokit, pratestuosiu tiltą aš, starulis. Čia tik neužlipkom pačio galo, nes lentas pakelsi. Oi. Kažkoks tai keistas tas tiltas. Ateik. Ta prasme, aš su tokiu tiltu, tai žinai, kur gali eiti.
Pakelk rankas į šonus tiesiai, tą raidę padaryk. Nepasieksi nieko. Nei ačiū, nei viso gero. Per tiltą pervedu ir lentą palaikau. Kai per tokį pernešiu, tada pasakysiu. Nes ten kažkur prie debesų miegojau. O, Jo, skraidyt visgi moka. o, dar dvi. Dar viena yra, žiūrėk. Tai kažkokios prapkytės čia. Kai geras relis šiandieną. Eikti savo. Panašu, kad leisimės nuo kalno pagaliau. Turim jau 8,7 km. Tai 5 liko nusileist. Net ne 5, 4. Tada plauksim ežeriukų į kitą pusę ir turbūt lipsim ten tiesiai kažkur į kalną. Arba dešiniau, arba kairiau. Į tuos tarpeklius tokius. Monika priekį šiaušia, nelaukia. Aišku, Matas jau į šortus iššoko. Nors dar tik tais 8:30. Bet nusimato šiltas dienelės. Rytoj 15 rodė. Šiandien saulytė protarpiais. Rytoj visą dieną. Tai žiauriai geras orelis turėtų būti. Eisim. Ir nueisim. Nuotykių ją matai dar mažai. Pirmą dieną išsimaudė, čia keliaujam, pilna nuotykių, ją matai dar nuotykių mažai. Thousand years later. Rasiai, čia viskas gerai. Šitas tik kažkiek judesio turi. Ir šį čia bus slidu. Tik čia koją dėk. Gerai? Tada čia dėsi, čia gali, palauk. Nuotykių jam prireikia. Viskas gerai? Taip. Maunamės batus ir brendam. Žinok, labai šalta bus ir labai slidu. Nori brist, taip? Nu tai ką žinau. Čia va ir eisim ir praeisim. Žiūrėk, elnio ragai, matai styro priekį, va čia va. Taip tiesiai, matai? Nu va kalną, žiūrėk, eina ir vadus spygliai styro. Ja. Nori kroksų? Nereikia. Tikrai? Nu tai čia ir einam tada. Čia va.
Akmenys yra slidus, taip kad atsargiai. Aš negaliu. Ar gerai? Kupa, pabandyk dar kuprinėtis. Sargi lasda. Svarbiausia turėti gerą atramą lazdose. Va toksai gerai. Taip, tenais yra truputį giliau. Paskutinis akmuo, kurio lipi, yra slidokas. Bet aš tave pasitiksiu, gerai? Aš toj perbėgu tada. Vat nusileisim ir eisim į tą slėnį persikėlę su valtele. Dabar dar 2 kilometrai nuo kalno. Ir tada bus pusrytukai. Kur šypsena? Kur džiaugsmas? Ar tikrai? Ai, nu atsiprašau, gerai. Alkana mergaitė. Tai kilometras liko. Imsim valtį ir plauksim ir reikia tikėtis, kad bus valčių čia daug. 2 reikia. Jeigu vieną, tai reikės į kitą pusę nuplaukus partysti šitą. Ai. Mes patys irkluosim. Irkluosi tu? Irkluosim, pirmyn atgal. Šiandien oras labai gražus. Irkluojam. Aha. Lemenę reiktų užsidėti. Jo. Ne dėl to, kad nekristų proto, o dėl to, kad maža ką. Dirbai, tai žiūrėjau. Laimingas? Ne. Kodėl? Nes tikėjausi, kad čia bus valčių, tiek žmonių sutikom. Ką tik perplaukėm ežerėlį ir dabar Matas turi atgal grąžinti vieną valtelę į kitą pusę. Tai va, pamojuojam, palinkim sėkmės ir mes einam žvejoti pusryčių. Čia yra namelis, galbūt kažką rasim nusipirkt. Buvo paplaukyta valtelė 3 ratus. Ne 3 ratus, 3 kartus. Monika dabar
Skalbėja dirba. Pavalgiam aškošinai makaronus. Saulytė šviečia, čia toksai spotukas, yra namukas, čia miegot galima. Parduotuvė, kuri dabar nedirba. Tualetas, sauna, dar kažkas. Dabar soliuką turim užsigrobę, tai eisim pailsėt valandžikę, po to dar 10 km laukia. Pamiegojom ant saulytės. Labai gerai buvo. Valandėlę. Labai pasiilgus, jau taip kaip kurorte, kaip Turkijoje, jau taip saulutė šildė, jaučiu net nudegiau, biškį raudoną, ne? Nors užsiklojus buvau veidą, kai gulėjau tą valandėlę, bet gal einant labai. Na, aš ir klojant jaučiau, kad kepina į mane, kaip plaukiau. Jo. Tai va, žygajam 9 km į kalną nuo kalno. Bandam toliau lipti. Ui. Bet yra čia kas veikti šitą vėl. Gal ne toks baisus kaip vakar, bet... Nu, pabėgam iš medelių. Vėjukas nugarą pučia. Užpuškavom truputuką. Ten matosi snieguota viršūnė graži. Tie sniegų irgi pilna. Užlipę turėtume matyti kažkokią tais labai aukštą Švedijos viršūnę, į kurią čia visi lipt nori. Tai mes pro šoną jos eisim ir dabar, kai geras oras, turėtume iš toli matyti. Piškį esam takelį pametę lengvai. Galiu prisipažinti. Ai va, matau. Matau. Tokia painoka vieta. Nes šone yra slidžių takas. Mums reikia pėsčiųjų tako, nes slidžių takas ne visada sutampa su pėsčiųjų. Ir kartais nuveda į ežerą, kuris žiemą užšalęs ir suslydėm per jį. Čiuožia. Nejuokinga visiškai. Jo, aš ir nesijuokiu. Ir net Aš tiesiog laukiu, šypsausi. Šliaužiu. Tai viskas gerai, aš tiesiog filmuoju. Gerai. Labai sunku eiti čia, tai sakau. Ne, nelengva galėtų užkilus jau joje pasibaigti. Gal čia toks etapas bus, nežinau. Bet viskas įveikiama, taip? Taip. Valio. Keturi kilometrai iki parduotuvėlės arba pavalgymo. Pažiūrėsim, kažko reikia. Užkuojam į kalniuką. Kaip nuotaikos, Monika? Truputį geriau. Turim čia kriokliuką, kuris Neblogas baisiai vaizdelis. girdis. Kas? Norim jis pafilmuoti. Gražiai atrodo, čia su gražiais vaizdais, jau sakė. Taip. Saulytė va fone, viską. Let's go. Gerai, Liko. Turim vėl vartelius, kad gyvūnai nepabėgtų. Gal dailiau atrodo? Aš dar noriu su kepurė. Pagaliau saulytė lenda, ne šiaip tai šaltoka debesiukas. Gerą pusę valandos. Buvau užsilinkęs, net kepurę užsidėjau. No, einam per tiltą. Patiko? Baisu. Kartosit? Ne. Spotukas neblogas. Prisipirkom švediškų kukulių skarbonkę konservuotų ir makaronų pusę kilogramo. Čia nusimato rimta vakarienė. Nežinau, per kokius 3 kartus turbūt virsimės tos makaronus. O va čia mūsų bus spotukas turbūt miegojimui. Saulytė į nugarą, tai ten vakarai.
Iš priekio turėtų būti rytai, nežinau, ar mes labai sulauksim saulytės. Bet čia visai man patinka. Kaip ir apsišopinom, laimingi, sotus. Su močiutėm pakalbėjom dviem tokiam dirbančiam. Viskas kaip ir neblogai. Atep. Ką? Viskas neblogai? Jo, tai čia liekam. Nu, čiut nuo žulnų, bet tai vėl pasidarysim, kad kojos lįstų į apačią ir... Mūsų pietus. Vakarienė. Taip, ką mes valgom? Makaron kukulius. Makaron kukulius? Čia kieno išradimas? Mato. Mato išradimas, taip, čia Mato išradimas. Matas išradęs makaron kukulius. Palapiniai vėl nesuodų milijonas, neįmanoma būt laukia. Puola, lesa, ryja. Pasme, į mėsos kukulių šitus duria uodas ir gelia ir tada jisai iškepa. Gerai.